Labą popietę visiems Lietuvos futbolo gerbėjams. Kviečiu jūs į Top Sport pirmos lygos 7-ojo turo rungtynes. Jos strategas kairiuoju kraštu ir vėl batė su kamuoliu. Tai tenka vartininkui Aurelijui Gynėmis trijų, sakykime taip, situacijų. Gynėjų čia dabar atkovotas kamuolys priešais baudos aikštelę. Paimas ar smūgis. Jis yra vienu lietimu žaidžiamam, pavojingai, nugarą į vartus, kamuolys priimtas. Paėm, kelia kamuolį dešinę koją, smūgis! Jeigu būtų to ryšio, tai dabar vėlgi Vaikūnas tai išplečia, tai siaurina. O kairiajame krašte Dose, jo perdavimas į baudos aikštelę. Rambam. Vėlgi. Jau pražiopsotas tas momentas, bet pavojinga situacija tęsiasi ir toliau. Ir čia svarbus smūgis. Geras apsisukimas, perdavimas į priekį, į dešinį kraštą ir pavyksta nuo atakos kraštas. 1-1 kairiajame krašte. Pavimas. Leidžiamas kamuolys ir panašu, kad nesitikėjo jau. Ir į kraštą. 1-1. Dėkojom. Ir dar ne vakaras. Vabrumbrių jau nebe. Vilkiukai ir skelbia pasirinkimų pabaigą Egidijus Amšiejus. Kągi, Tauragės Vytauto stadione 0-0.